Už sveiką protą. Už sveiką protą. Už sveiką širdį. Už sveiką širdį. Ir už nesveikai gerus laikus. Vytautas. 100 metų, 1000 tostų. Vėsu, pas mus rajone nėra šalta, pas mus ir vėsu. Nu, biški stipriau. Dabar pat. Jeigu turi heiterių, ką jiem dabar pasakytum? Sako, manęs neįleis draugas į namus. Ir jinai sėdi, jinai pradeda verkti, bet mes esam kirpėjai, mes esam burtininkai. Ar kada nors teko atsisakyti dirbti su įžymybėmis dėl jų elgesio? Nu ką, Kevinai, mačiau, Zigmas tau atsiuntė neblogą challenge šiandien. Kaip kvapelis? Jaučiu burnoj dar. Burnoj, tai biški vidinis patyrimas buvo dabar, ne? Tai dabar pasistengsim išorinį patyrimą padaryti tau. Ėjai kada nors? Ne, niekada. Negalvojau iš vis, kad eisiu kada nors gyvenime. O ką galvoji tau tas praėjimas duos? Mirti. Mirti panašiai, kaip tik sakei, darbo balius, tai kam tie darbo baliai? Turi turėti pasiteisimą, kodėl neįt. Tai va. Sorry, miriau. Aš noriu tau duoti pačiam iš tikro. Pabandyti ir suskaldyti vieną butelį, tam, kad įsitikintum, kad čia ne plastikiniai. Pirštinytės tau, akinukai. Nu. Darbo įrankis. Nu. Ir buteliukas. Nu, biški stipriau. Kevin! O! Nu ką, kaip jausmas sudaužyti? Pats žinai. Sudaužyti labai geras. Mėčiau kirvis, tai labai geras. Dabar pat. Pats pasiklojai, pats turėsi ir praeit dabar. Gerai. Tai sėsk, nusink batukus. Ir čia iš tikrųjų yra ne juokai. Čia reikia šiek tiek susikaupimo. Neskubėk. Geriausia prieš einant sugalvot kažkokį tai dalyką, kurį nori paleisti, kai perėsi stiklą. Tokį kaip atsisveikinimą. Gal su kirpėjo įgūdžiais, gal besi kažką. Nu. Sugalvojai, taip? Ne, nieko nesugalvoju, aš neturiu ką paleisti. Tai tada Kažkaip gerai man. susikaupiam ir svarbiausia neskubam. Pabiški, keliam, dedam vieną koją. Super. Isterinis juokas. Jausminga. Neskubam. Gerai, puikiai. Tai kiek čia reikia kartų praeiti? Pusvalandį kažkur. Kaip jauties, su kuo asocijuojasi? Labai svarbu paruošti galvą. Ne, nu, vat, kaip ir sakei, kad svarbiausiai žengti. Sunkiausiai galbūt žengti, jo, paskui, nu, tipo, viskas tvarkoja eini. Pradžia visada sunkiausia, kaip žinai. Jo, nu, tai vat čia apie tai, žinai, kad, nu, vat, padaryti. Jauti ten toks kažkas. Mes bantukų turime į ką, tai nesijaudink. Jo, man perspėjo. Gal dar porą klausimų beeinant, ne? Klausyk, ar yra tekę kada nors kokį feilą su plaukais padaryti žmogui? Kasdienybė. Kurį tą variantą papasakoti, kuris buvo vakar, užvakar? Pats toks įsimintiniausias. Įsimintiniausias galbūt dalykas feilų, kur atėjo kažkas ten biškis skauda, bet aš patrauksiu kojom. Prieš daug metų, va tada mes kalbėjom, ne, tos mados, tendencijos, va tada buvo tendencijos, kur žmonės labai sekė tendencijas ir pana atėjo, va, na, aš noriu taip, va, tai parodė nuotrauką, aš sakau, wow, aфиgenai, pasižiūrėjom, viskas tinka, jai labai gražiai, čia darom kirpčiukus, nudažom, dažymas truko kokias 5 valandas, tikrai sudėtingas, daug visko ir viskas tvarkoja. Jinai sėdi į pabaigą ir sako, man labai nepatinka.
Sako, aš negaliu niekur eiti. Ir yra labai prastai, yra labai blogai. Aš sako, manęs neįleis draugas į namus. Ir jinai sėdi, jinai pradeda verkti, jai isterika. Yra jau ten 10 valanda vakaro, aš niekur neįsiu, aš turėjau su draugiam susitikti, aš negaliu tokia eiti. Nu, aš sakau, okei, sakau, dabar tu nusiramink, eik namo. Aš tau sakau, vis tiek dabar nieko negalėsiu padaryti. Suskambinam, susirašom rytoj ir sakau, spręsim tą problemą. Kur jai atrodo, kad yra problema, nes man taip neatrodė. Bet tai sekančią dieną jinai man rašo žinutę, kokia jinai laiminga, kaip viskas fainai, kaip smagu, kaip patiko Bernui. Tai problema buvo ne tai, kad jai nepatiko, o kad nepatiks jos draugui. Tai galbūt buvo toks feilas, bet ne feilas. Iš to gavosi ar buvo tokių feilų, kur žinai, tu darai ir galvoji, ką čia padariau pats, žinai. Ir kaip pataisyti, nebežinau, nes jau ten nebėra kur trumpinti. Negaliu sakyti, kad nebuvo. Čia būtų absoliutus melas. Tikrai buvo, kad toks darai ir galbūt ne visą laiką supranti, ką čia darau, galvoju, kaip čia padaryti. Bet mes esam kirpėjai, mes esam burtininkai, mes galim užburti klientą. Iš galo čia. Jeigu čia trūksta. Ir viskas. Didelių. Tai ne, tokių labai didelių tikrai nėra, nes tu vis tiek mokinėsi, tu žinai maždaug kaip tai padaryti, bet tai, Kevinai, o kaip tu savo darbe dorojas su stresu? Su greičiu, visi skuba, greit čia man. Čia išmoksti greičiausiai. Aš galiu pasakyti, kad kai aš pradėjau dirbti kirpėju, tam, kad aš nuimčiau tą stresą iš esmės, nes tai yra klientai, tai yra bendravimas, tai yra daug informacijos, tai yra klausimų savo, ar gavosi, nesigavo, ar patinka, nepatinka, tai aš atsisėsdavau automobilį, nuvažiuodavau iki Kauno ir grįždavau atgal. Tai man tiek prireikdavo laiko, kad toks išsivalyti, ne, viską. Dabar tiesiog jau moki, galbūt tos mano ten praktikos, meditacijos, prisidėjo prie to visi kiti dalykai, kur, tu tiesiog, pas tave ateina klientas, aš galbūt taip vaizdžiai papasakosiu, kaip aš įsivaizduoju, kaip tai yra, tai pas tave yra lentyna su daug failų, klientų ir tiesiog atėjo klientas, tu ištrauki tą failą, kas pas mane šiaip ir kompė yra, kur užrašyta, kaip aš dažiau, ką aš dariau, kokie iškėti pastebėjimai, jo istorija tai žmogaus ir tu atidirbi su juo, jisai išėtų, uždarai tą failą, įdėjai atgal ir viskas. Tada tau nelieka to viso to streso, tų kalbų, kažkokios informacijos, kurios yra labai daug. O Kevinai, esi buvęs tokioje situacijoje, kur ateina naujas klientas, atsisėda ir tu sakai, tai kaip kirpsimės? Ir jisai sako, nežinau. Tylomis. Ne. Pas mane yra klientas vienas, kuris tyli. Vienas. Bet tu jau žinai, kad jisai... Jisai daug metų pas mane vaikšto, jisai ateina, mes kaip visada, aš visą laiką paklausiu, jisai daug metų vaikšto, kaip sekasi, gerai. Bet nesinori taip kartais, girdi šiandien. Ne, kam, viskas tvarkoja, čia jo yra... Nevaidink čia, tylenio akmenio, davai, greitai. O būna, kad, pavyzdžiui, klientai kažkokių labai tokių intymių paslapčių tau papasakoja. Ir kaip su ta informacija tvarkaisi? Nieko, viskas tvarkoja, viskas mano galvoje. Aš žinau kažkaip kunigas. Aš labai daug informacijos turiu ir netgi užvakarą kalbėjau su klientais, sako, nežinau, čia nelabai gal gali vakar. Nesvarbu. Jo. Laimingi žmonės dienų neskaičiuoja. Jo, tai žodžio ir sakant, blemba, kaip ir neturiu tau tas informacijos sakyti, bet tau galima. Ir viskas. Ir aš tikrai turiu tam tikrų tokios informacijos, kur, jautri. Aš galėčiau knygą parašyti ir, kai žinai, būčiau Amerikoje, tai aš tikrai uždirbčiau milijoną, nes aš galėčiau tą informaciją pardavinėti žurnalam. Bet ar tikrai žmonės sako, kad kirpėjai yra tikri psichologai? Absoliučiai. Tai kaip pas tave kerpasi, tada sutaupo dvigubai. Nes tu ir apkerpi ir... O tu darai tą kainą, kad kirpimas su terapija ir be terapijos. Žinai šitą? Ne, yra. Dabar prasme, galėti į tą apsikirpti. Aš mačiau tik tokią, kad... Žinai, kirpimas, tiesiog kirpimas per 100 eurų, su terapija 200, žinai. Ne, bet jo, aš mačiau šitą tik idėją. O kaip tu manai, kodėl taip yra, kad atrodo kirpėjai tampa ir terapeutais?
Kodėl? Tu stovi už nugaros žmogui. Tu dirbi su galva. Tai yra vienas toks jautriausių organų, ne, ir tu lieti plaukus. Tu, esi Jautresnis už tą kitą visiškai galvą. už tą galvutę. Rim, pom, 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 pom. Tavas tai klientai dabar bijos eiti po šitos laidos. Jeigu nori atsigerti, Kevinai, tai ženg dar vieną O pas žingsnį. tave kėdutės nėra skilutės? Kirpėjo. Kam? Kad iš apačios? Kad iš apačios įeina. Eina ir išeina. Pagal pageidavimą. Kevinai, gal atsigerti, tik tai aš Porą žingsnių nepasiekiu. reikėtų žengti. Dar tik porą, Aš pabiški. Nu, dar vieną. Neskubam. Neskubam, o aš jau noriu bėgti. Tuoj, žinok. Viskas gerai. Jau kažkiek prilypę yra, jau kažkiek silindė į... Ne, čia Jo, ne. tik tai nedėk ant žemės po to. Aha, nedėt ant žemės. Gerai, viskas daug. Mėly Delfi TV laidos žiūrovai, mums labai svarbu jūsų palaikymas. Jūsų dėka mes galime kurti vis įdomesnės laidas su labiau intriguojančiu turiniu. Nepamirškite, kiekvieną sekmadienį 9:30 ryte per Delfi TV tiesiogiai rodo mūsų laidas. Mūsų laidas galite matyti ir YouTube kanale Du šalti vienas karštas bei Spotify platformoje. Tad laikinkit, sharingkit ir subscribinkit. Nestabdyk, susisiek su mumis ir tap mūsų laidos rėmėjų. Tai konkrečiai. Jo. Aš žiūriu, kad jis Nu. net negali ištraukti. Ne, viskas Gal gerai. iš arčiau apžiūrėk, mėsininkas. Viskas pasaka. Pažiūrėk, Amazing. švaru. Biškutį kraujoja? Nėra. Ne. Nėra. Mergelė iš Nazareto norėtų, kad krauja. Nu, 5. Klausyk, Nu va. gerai pavarėjai, wow. Ką įveikiai savo vieną didesnių baimių? Kaip jauties? Puikiai, aš galvoju apie šitą iššūkį ir aš labai bijau vorus. Tai yra mano didžiausia gyvenimo baimė ir aš galvoju, ar vorai, ar stiklas. Aš galvoju, blemą, greičiausiai vorai. Tai lauksim Tai- kitą kartą. O netiki, kad vorai neša sėkmę, sakė. Tegu neša, Pinigus neša. tegu neša ten. Bet ne tau. Aš turiu tos esmės ir be vorų. Jo. Good, super. Ką, Kevinai? Iššūkių diena, daug visko, daug patirčių. Norėjom tave pamaloninti ir padovanoti biškį. Prisideng. Atsipalaidavimą pirteliai su pirtininku Ivanas muša gongą. Ivanas Su- pirtininkas bus. Ivanas tikrai. 3. Valera! Valera! Vardu Ivanai. Lauksim tavęs, sugrįžtant Ačiū. ir apsilankant. Ir dar daunėlė nuo mūsų didžiausio rėmėjo Vytauto. Ačiū. Ir ten kvapai, kvapeliai, kur Numušti valgė zigmo. tavo pirteliai. Silkelė. Ivano kvapelį Kad numušdimo numušt silkelį. Ačiū labai. Tai Dėkui. ačiū labai, kad atvarėjai. Ja. Keliaujam. Viskas? Nu kaip, dar ne Dar viskas. viskas. Šitas buvo pabaiga, Jo, dabar jo, dar jo. eisim. Dar eisim tik į ledo vonę. Ir tiek. Viskas. Silkės užkanda, ant stiklo pavaikščioti. Šiandien produktyvi diena, ne? Labai produktyvi diena. Nu ką, Kevinai, Ar pasiruošęs? visa diena iššūkių, puikiai dorojas ir paskutinis iššūkis, tai Paskutinis. blitz klausimų dalis ledo vonioje. Lauke ir taip šalta? Prie ledo vonios. Jo, truputėlį žiūrovam šiuo metu yra nulis, yra pilna ledo ir Kevinas daro paskutinį iššūkį, tai yra blitz klausimai. Mėly žiūrovai, nulis. Kevinai, šalta? Vėsu. Vėsu. Pas mus rajone nėra šalta, pas mus ir vėsu. Gaivu. Gaivu. Duok ženklą, kai būsi pasiruošęs. Nuėmam laiką. Galim. Okay, koks buvo pats keisčiausias prašymas, kurį esi gavęs iš kliento? Blemba, daug tų keistų. Vat, visai neseniai buvo klientė, kurie ilgus metus dažėsi baltai visą laiką ir atėjo, sako, dabar nori būti juodai. Tai tokių, nežinau, bet šiaip
Neprisiminsiu. Bet nesigavęs tų tokių, kur kai mėtim kirvis. Ne, tokių ne, Okay. nesu gavęs. Ne. Kevinai, ar esi susidūręs su profesiniu pavydu ar intrigom ir kaip tai Tikrai sprendi? Tikrai taip, tiesiog paleidau ir nusprendžiau, kad nenoriu į tai kištis, nes buvo iškviestos tarnybos, kurios tikrino, kratė mus ir tiek, bet... Ar kada nors teko atsisakyti dirbti su įžymybėmis dėl jų elgesio ar kažkokių keistų prašymų? Ne, teko dirbti, mes ne vieną kartą dirbam su komanda su įžymybėm ir jos ne visos buvo mandagios, tai tiesiog reikėjo man prieiti prie jų, pasikalbėti ir biškį pastatyti vietą. Aš labai paprastai pasakiau, kad mes esam čia tam, kad sukurt jum grožį ir jeigu jum tai netinka, mes susirenkam ir išvažiuojam, gali patys šukuoti. Kevinai, tu esi ledo vonioje minutė 20, kaip jautiesi? Puikiai. Pripratai, Gerai. judam toliau per klausimus. Ar kada nors teko išgirsti neetiškų pasiūlymų mainais už tavo paslaugas? Ne. Kaip reaguoji klientus, kurie bando diktuoti, kaip atlikti tau savo darbą? Tai leidžiu jiems išsakyti ir viskas, ir dirbu tada savo darbą. Užklijuoji. Arba užkiši kalbą. Užkišu į burną. Taip, artėjom link antrosios minutės. Kevinai, ar yra tekę dalyvauti situacijoje, kai plaukų stilius sugriovė kliento svarbę dieną? Tikiuosi, kad ne. Arba ta informacija tavęs dar nepasiekė? Jo, tai sakau, tikiuosi, kad ne. Ar buvo kada nors, kada tu pats buvai nepatenkintas, kaip tave kažkas apkirpo? O tikrai taip. Kaip tai tikrai sprendei? dažnai. Ne, tiesiog yra produktai, formavimo produktai, kur su jų pagalba gali sutvarkyti ir viskas. Turim Zigmuko klausimą dar. Oh my god. Zigmukas nepaleidžia. Kas šį kartą? Sekundėlę. Laukiam. Pas manęs nemaža ševeliūra, plaukų netrūksta. Koks populiariausias šiuo metu plaukų stilius? Turime kaime Raimondą, bet nežinau, jis sugebės, bet gal netgi į Vilnių pas tave atliekčiau. Zigmai, pažiūrėk mano Instagram'e, Kevin Hairstyler, yra reelsas uždėtas būtent to elnio, kur vaikšto su dabar populiariausiu kirpimu. Okay. Tikrai Raima padarys. Eina 3 minutė. Kevinai, kaip jautiesi? Gal užteks? Gerai. Kiek dar tų klausimų Ar laikai turit? save perfekcionistu? Jo. Kevinai, dar vienas labai svarbus klausimas pabaigai. Ar jis gerai irgi? Ką? Ar jis irgi gerai? Ką? Gerai, pakartos dar kartą. Ar jis gerai? Ne? Ne. Kokia Gerai, šypsena. čia random. Geras, čia. Viskas gerai. Kevinai, eina 4 minutė. Dar judam su klausimais? Gerai, judam. Koks vienas patarimas, kurį tavo nuomonė visi turėtų žinoti apie plaukų priežiūrą? Plauti galvą, prižiūrėti plaukus, kad nedaryt šukuosino, kirpimo arba dažymo, jeigu neturi sveikų plaukų. Tada neiki kirpimo, jeigu neturi sveikų plaukų. Ne, gali eiti kirpyklą, bet turi turėti, Taip. ne tai, kad turi turėti, bet su kirpėjo pagalba, tas įmanoma padaryti ir tiesiog visų pirma. Įsivaizduok, Kevinai, jeigu turi heiterių, ką jiem dabar pasakytum? Pašal. O ko palinkėtum lietuviams? Norėjau tą patį. Ne, nenorėjau tą patį. Ne, lietuviai faini žmonės, viskas gerai. Daugiau atsipalaidavimo, žinai, neseniai išgirdau tokią frazę, draugė buvo parašęs per spektaklį, išgirdo, kad suaugę, pabūkit vaikais, nes jūs tikrai turite tą galimybę. Suaugę visą laiką spėsim pabūti, būnam, bet biškė to linksmumo gyvenime ir paprastumo. Kevinai, ir uždarom 5 minutę, tai paskutinis klausimas, ar esi ką nors patyręs profesinį perdegimą? Jo, esu. Kaip su to tvarkeisi? Išvažiavau atidarinėti 313 Cable Park. Supratau. Ką, viskas, 5 minutės. Mačiau. Kaip jausmas? O nėra tokio jausmo, nes man, pavyzdžiui, kai ilgiau pabūnu, toks jausmas, kad kaip sustabarėjo kūnelis, toks lendi ir liktais sunku. Yra, ne? Toks robotizuotas šiek tiek. Jo, bet... Ar tai buvo tavo ilgiausias laikas ledo vonioje? Galimai, aš nežinau, aš niekada nežiūrėjau laiko. Tai galbūt ilgiausias, galbūt ne. Kevinai, o mėgsti pirti? Aš jo labai mėgstu pirti. Aš Dažnai, labai dažnai pas draugus savo
šeštadieniais, tai ir jeigu yra sniego, dar ir į sniegą įkrentu, tai pasieskime tai. Super, tai lauksim pirtyje, Ivanas muša gongą. Jo, ačiū. Pamušti gongą. Ačiū, Kevinai. Ačiū tau. Ačiū dar kartą. Baisų greičių pradeda. Aš bijau. Tu atrodo kaip Rafaelo gabalėlis. Vilkšunis buvo man šoną iškandęs paauglystėje. Viskas, prašau, viskas. Gana. Viskas. 2786 eurai. Ką, vairuojam? Ne, prašau. Nu nebajuk. Už sveiką protą. Už sveiką protą. Už sveiką širdį. Už sveiką širdį. Ir už nesveikai gerus laikus. Vytautas. 100 metų, 1000 tostų.